Kaip padaryti, kad Excel'e būtų galima keisti tik tam tikrus langelius? Norėdami tai padaryti, pirmiausia turime pasižymėti tuos langelius, kuriuos norime, kad būtų galima keisti. Viršutinėje įrankio juostoje spaudžiame formatavimas, tada langeliai. Paskutinė auselė, kuri vadinasi apsauga, reikia paspausti vieną kartą kairioje pilies mygtuku ties blokuoti esančių kvadratėlių ir spausti gerai. Šio veiksmu mes padarėme taip, kad šitie langeliai bus nebeblokuoti pakeitimams. Tada viršutinį įrankį juostoje įrankiai spaudžiame ties punktų apsauga ir pasirenkame apsaugoti lapą. Įvedame slaptažodį. Sistema prašo pakartoti slaptažodį ir spaudžiame gerai. Dabar matote, sistema praneša, kad šitie visi langeliai yra užblokuoti keitimui, užblokuoti redagavimui. Tuo tarpu šitie langeliai redagavimui nėra užblokuoti. Norėdami panaikinti apsaugą, spaudžiame įrankiai, apsauga, naikinti lapo apsaugą. Įvedame slaptažodį, apsauga panaikinta.